Sveiki, hebryte. Pasidariau, kaip matėte, važiuoklės diagnostiką BMW trečiukui. Žodžiu, padiagnozavo, kad viskas yra tvarkoj, suportas užsikirtęs ir guzas ant vieno priekinio rato pasikeičiau. Visa kita, pasakė, yra ledas. Nu, važiuoju šiandien daryti suvedimą, mašina visą plaukė, galvoju, kame reikalas. Žmogus pasilenda po mašiną, sako, tau čia kur darė diagnostiką? Pažiūrėkit, kokią traukę suvediminę. Antra. Irgi, tokia pati, kaip galima nepastebėti, aš nesuprantu, už ką tenai mokėti pinigus, tiesiog už taip, kad palenda po mašiną ir pasižiūri ir užrašo tau viskas tvarkoja, bičiuk, varyk į tech apžiūrą, tech apžiūroje vėl susimokės ir vėl važiuosi tvarkytis. Katastrofa, čia Klaipėdos Bošas prie Transkonos. Tokios tenai vat ir diagnostikos, trunka kelias minutės, susimokat 15 ar kiek ten tų eurų. Ir turite va tokį va rezultatą. Tas